žinokit, gali būti visko dėl vyrų požiūrio ir kaip jie sureaguos. Nes iš tikrųjų aš kažkaip galvojau, mes galbūt daugiau prisidengusios fotografuosimės. Truputėlį reikės paruošti šiam reikalui savo vyrą, kad jis neliktų labai įsižeidęs ir panašiai. Nežinau, vis dėlto gal ne kiekvienas vyras leis, kad moterį matytų su apatiniais ar panašiai. Buvo labai smagu prisiminti senus gerus laikus, kada iš modelio darbo valgiau duonytę, galima taip sakyti. Tai apskritai, sakyčiau, turbūt buvo mano pašaukimas ir baigiau visą šitą karjerą tik tai dėl šeimos, dėl vyro ir taip toliau ir taip toliau. Aš specialiai pasirinkau galbūt tokią, sakyčiau, valiukišką moterį. Dėl to bandžiau šiaušti plaukus, galbūt tokia valiukiška, jaunatviška, tokia vėjavaikiška. Aš manau, kad daugelis norėjo gundyti. Aš norėjau žaisti.